Jeigu esate kas nors nepilnamečiai, tai aš tikiuosi tėvų sutikimus turi. Nes jeigu tėvų sutikimų neturi, taip. Tokiam renginyje tėvų sutikimo nereikia. Reikalingas tėvų sutikimas, pabandysiu jums paaiškinti, dėl ko reikalingas, būt gerai, kad manęs nepertraukinėtumai. Tai negalima. Galima. Jo, tai žiūrėk, dėl paprasto dalyko, dėl ko reikalingas tėvų sutikimas. Nes eigoje po susirinkimų išaiškėja, kad dažniausiai vaikai meluoja, sakydami, kad turi tėvų sutikimus, nes filmuota medžiaga, fotografuota medžiaga yra talpinama į internetą, tai traktuokime, kad tėvai jums davė sutikimus, jeigu jūsų tėvai pamatys filmuotoje medžiagoje, kad jūs esate fotografuotojai, tai aš aiškiai pasakysiu, kad jūs visi patvirtinot, kad jūs turite. Nes jeigu ten prasideda ikiteisminiai tyrimai, jau Vaikų teisių apsaugos tarnyba įsikišo, nes Alytuje vaikai melavo, kad turi sutikimą, pasirodo neturėjo sutikimo, Raseiniuose neturėjo irgi tėvų sutikimą, Rokiškis Dvivarvienės neturėjo tėvų sutikimo, taip kad vaikinukai ir merginos, prašau, nereaguokit, grasmojuoja ten plakatais, jiems trūksta paniekos, tai yra dėmesio stokos sindromas ir reikia joko formai tai žiūrėti, arba šeimoje yra blogai, ar su žmona kažkas yra blogai, ir bandant kreipti dėmesį į savęs. Čia viskas aišku, žinai. Dėmesio stoka yra pasimilžiniška. Jeigu galėtų mus atlikti, bet pliusikų perėtų visą ukmergę, jeigu tik nufotografuotų juos. Nu gerai, aš nežinau, vardą jūs. 30 metų, aš vienas vyras, jums 40, skirtumo dėlio nėra. Nu tai gerai, vardas. Jūs, Marius, Remigijus, prašytų tvarkingai gražiai. Tai gerai, tai va, Marius prieš pradėdamas va šitą pokalbį girdėjau kalbą dėl mokestinių dalykų. Tai kaip žinote, ana vyriausybė ir dar viena vyriausybė, šiaip kaip jaunuolių pasako, tai yra gerai, Mariu. Man nepatinka, tai yra nepagarbo žemė. Tai va, tai Mariu, kad žinotumai, dar kai prasidėjo COVID metu prie Sauliaus Skvernelio Europos komisija, mes prašėm pinigų, kad duotų būtent COVID metu. Ir tada buvo sutarta, kad RRF pinigai ir buvo pradėtas pildyti sąrašas, ką reikėtų atitikti, kad tu galėtumai gauti finansavimą. Tada atėjo Ingrida Šimonytė premjerė tapus, Ingrida Šimonytė tą sąrašą praplėtė daugiau, sąlygų numatė daugiau ir viena iš tokių sąlygų, kad RRF pinigų gautume daugiau, turime padaryti tam tikrą mokestinę reformą. Tam, kad tai va, pradėjome tada daryti mokestinę reformą. Tai jinai jau buvo pradėta prieš tai vyriausybės, tarpiniai vyriausybei ir jinai atėjo mums. Nes pati buvo beveik milijardas papildomai pinigų, kaip jisai turėtų būti. Na ir buvo pasižiūrėta, kad jeigu apkabinti, tai apkabinti visą mokestinę reformą, kad apimtų visas dalis. Tiek individualią veiklą, tiek verslo, tiek dirbantys savarankiškai asmenys ir panašiai. Esmė buvo susidėti segmentai. Kad nenukentėtų visi, pavyzdžiui, Algirdas Sysas pasiūlė, kad gyventojų pajamų mokestis gali būti 40%. Sakom, Mariu, gerai, tada 40. Tada sako, žiūrėk, jūs išpratėjote, ką jūs darote. Esmė 40 negali būti, nes mums tai yra neadekvatu, nes visai kiti dalykai. Tada buvo siūloma 36, sakau, ne, tada pradedam diferencijuoti, ne, 20, 25, 32. Ir tada gavos taip, kad mes sutarėm, kad tai neturi būti, reiškia, jeigu tu viršiai 120 vdu, kad tau iš karto taiko 32%. Tada sutarėm, kad turi būti laipsnis mokestinimas, tai yra iki 20%, iki 3,6, tada nuo 3,6 iki 60 ir žinai nuėjo tas laipsnių periodas. Tai tas vienas pasiūlymas. Su verslu, kaip žinot, buvo siūlymas verslui padaryti pelno mokestį buvo 20%. Nu, mes sakom, tai neįmanoma, jeigu pelno mokestis, automatiškai Hebra tos pinigus tą verslą iškels į kitas pasaulio šalis, į Europos, į kaimynės ir tą mėgins padaryti. Taip iš tikrųjų tas vyksta savų laikų, kada pelno mokestis buvo labai stipriai keltas, Lietuvos verslas iš Lietuvos jisai iškeliavo. Tada buvo kitas pasiūlymas dividendus visus apmokestinti, papildomai pajamų mokestį, įtraukiant į pajamų krūtelės. Ne, negali būti, nes dividendai gali būti įsimokami po metų, po 5 ir po 10, tai yra iš verslo uždirbami pinigai, tai yra gali investicija vis laik didinti ir tu paskiau tik pradėti juos mokėti. Tai šiandien dienai mes apsaugome ir verslą, ir individualius žmonės, ir darbuotojus dirbančius. Verslui padėjo 1% pelno mokestį, gyventojų pajamų mokestis irgi padidėjo, šičia dar yra, padidėjo pagal proporcijas, yra tik tais vienintelė problema, tai su individualia veikla dirbantys asmenims, kur gali, aš manau, kad kovo balandžio mėnesį išaiškės, kad asmenys, kurie dirba pagal individualią veiklą, mokestinė bazė jiems šiek tiek įtakoja arba turės įtaką. Tai va, tai buvo šitas padarytas. Tada buvo paimtas, tai va. Aš galėčiau sureaguoti. Tai
Aš nesiginčiu, kad NT mokestis iš esmės yra kažkoks blogas. Man tik yra biškai kitas klausimas. Tai dabar apie RRF jau žinojot nuo COVID, ar ne? Nu, ta prasme, ten gaivinimo tas lėšas yra, ne? Tai jau žinojot prieš einant Seimo rinkimų. Bet jūsų programai Seimo rinkimuose buvo 2 metus nekelsime jokių mokesčių. Jūs jau žinojot, kad kelsit mokesčius, kad įvesit praktiškai nuo mokesčių, anksčiau nuo 300 tūkstančių, dabar nuo 10 tūkstančių. Visiems. Aš čia, ką tu šneki? Anksčiau NT mokesčius nuo 300 tūkstančių eurų taikomas. Supranti, kad tu šneki, nesąmonės. O kaip anksčiau taikomas buvo NT mokestis? Pasakykit, prieš šitą reformą. Kaip anksčiau buvo taikomas NT mokestis? Tai pasakykit. Tu ateini, tu tokios Seimo narių, tai nesąmonės šneki. Koks buvo prieš tai NT mokestis? Tai aš tau atsakysiu. Pasakykit. NT Esu mokestis šokiruotas, kad žmogus nežinotų. Taip, prašau, informuoti. Tai dabar žinok vieną niuansą, nes nekilnojamo turto mokestis yra nuo 2001 metų. Taip, nuo 300 tūkstančių eurų privatiems. Ne. Taip. Nekalbam apie komercinį. Nekalbam apie Ar jau komercinį. galiu šnekėti, tai toliau monologų varysim. Aš esu monologas. Atsiprašau, kad monologas. Toks vaizdas, žinok, kad konservatorių partijų, nes jie patys savim šnekas, patys savo atsako, tai šneka. Atsiprašau. Tai aš pamėginsiu atsakyti, Marčiai. Nekilnojamo turto mokestis, kad žinotum. Bet dabar aš mokėsiu. Kaip tu nemokėsi? Tai nebedėsi aфиgenai turtingas žmogus. Nuo 10 tūkstančių eurų. Nu, nenušnekėsi. Matau, kad sakyti. Jis negali atsakyti, nes žmogui irgi matyti kažkokį įgimtas dalykas. Tai jo, jau 37 kartą. Kad žinotumai, 2019 metais buvo pasiūlytas nekilnojamo turto mokestį nustatyti pirmam būstui nuo 220 tūkstančių. Tada kilo diskusija, kadangi vis dėlto sako, reikės tvarkyti su RRF-u, nekilnojamo turto mokesčių Sauliaus Skvernelio tuometinė vyriausybė nuleido iki 150 tūkstančių. Tai kad tu žinotumai, gerbiamas jaunuoli, nekilnojamo turto mokestis pirmam būstui, vienam asmeniui arba ne pirmam, bet kaip sakant, sudėtitam būstui buvo taikoma 150 tūkstančių. Jeigu tu šeimos nariai, tai yra 300 tūkstančių. Tai tu skirtų dalykus. Tai dabar ką padarėme mes, kad nenusišnekėtume, nes jau prisidirbai jėgos vatėti, dar nusifilmovai. Tai dabar žinot, ką padarė Seimas. Šis Seimas, saugodami pirmą būstą ir norėdami, kad žmonės pirmam būstui nebūtų apmokestinti, mes pirmam būstui nustatėm vienam asmeniui 450 tūkstančių. Vienam asmeniui. Jeigu yra 2 asmenys, yra 900 tūkstančių, praktiškai milijonas. Ukmergėj turintis būstą už milijoną nėra nei vieno. Tai jeigu tu netiki, eik už durų, įsijung Google, įsijung nekilnojamo turto mokestį ir pasiek, koks Lietuvoje nekilnojamo turto mokestis taikomas. Antram būstui yra nustatoma kita riba, jeigu tu turi kitą būstą, kaip yra. Sodo namelis, Vilniui turi antrą būstą, Palangoje turi antrą namą, ar ten trečią namą, nesvarbu, jau tų antro būsto turtas yra sumuojamas į bendrą ir pagal tos savivaldybės patvirtinta nekilnojamo turto mokesčio formulė, tu už jį moki. Komercinės paskirties turtas, kadangi mes padarėm fiziniam asmenim už antrą mokėti, tai komercinės paskirties turtui dadėjom papildomai procentą, dėl ko, todėl kad tas už komercinės paskirties nueitų visi pinigai į gynybos fondą. Kad nebūtų taip, kad vieniem padidėjo, kitiem nepadidėjo. Ta dalis pinigų, jinai nukeliavo į gynybos fondą. Kad žinotum, neprisidaryk daugiau gėdos. Čia, bet jau tau tokį rakursą padariau žinot. Tai dabar, kad žinotume kitą niuansą. Apsaugodami visuomenę, nekilnojamo turto mokestis arba mokestinė rinkos vertė yra fiksuota 5 metai. Tai va, sausio 1 dieną 26 metais nustatėme, kad va šito pastato mokestinė vertė yra 490 tūkstančių. Šitas pastatas priklauso vienam asmeniui. Tai reiškia, 450 tūkstančių neapmokestinus minusuoji ir nuo 40 tūkstančių skaičiuojasi mokestis. Ir tą mokestį mokės 5 metus, nes tai yra 5 metai. Ne kiekvienais metais mokestinė vertė keisis, o 5 metai. Matydami, kad Lietuvoje labai daug žmonių paveldi turto ir nori to turto atsikratyti, reikėdavo išlaikyti 10 metų. Jaunos šeimos, toks jaunas kaip ir tu, Mariau, tėvų duoda pinigai, nusiperka būstą vieno kambario. Susiranda gražiai simpatišką mergaitę kokią Elzę ir jis apsiženė. Susilaukia jie vaikų ir sako, vienam bute mes nebetelbam, norim nusipirkti 2 kambarių. Kadangi jis parduoda vieno kambario būstas, o turto vertė Vilniui išauga dabar daugiau kaip 50%, jisai nuo to skirtumo neišlaikė 10 metų, mokėdavo 15% gyventojų pajamų mokestį. Būtų nupirkė už 100 tūkstančių, pardavė už 200 tūkstančių, už 100 tūkstančių mokėdavo 15 tūkstančių. 10 metų žmonės, jaunos šeimos neišlaiko, nes keičiasi situacija. Mirė paveldėtojai. Ką mes padarėme nuo šių metų? Nuo šių metų nebereikia išlaikyti 10 metų, užtenka 5 metus. Plius,
Jeigu mirė tėvai, tau atsiranda galimybė paveldėjimą priimti pagal aprašą. Reiškia, tu nori paimti namą, atvažiavo turto vertintojas, įvertino kiek yra ir priimti. Registrų centre tavo vertė bus 30 000, nekilnojamo turto vertintojas tą vertę įvertino 100 000. Tai reiškia, tu paveldėjai pagal 100 000. Ir jeigu tu parduosi už 90 000 nemokėsi, jeigu parduosi už 105 000, to 5 000 mokėsi tik 15% GPM. Tai aš apie tą nekalbėjau, kad aš mokėsiu, nes aš turiu antrą būstą. Aš turiu ne vieną būstą, gyvenamasis, mūsų yra būstas, mes turim su paskola, būtą ir jį. Taip, kurį nuomojam dabar ir panašiai. Aš gyvenu Raškainėse, ten yra mano namas pastatyti. Taip. Čia yra mano antrasis turtas, tai man nuo 10 000 antram turtui bus apmokestinama. Tai ar tu supranti, kad tavo būstas, kur yra Vilniui, jis ne tavo poreikiam, tu darai biznį. Jeigu darai biznį, tu susimokėk, kas čia per vairį. Nu, nuo to pradėjo vairį Tai daryti. gerai, tai bet aš ne apie vairus. Ar man teks mokėti? Nemokėsi, už pirmą būstą nemokėsi. Tavo gyvenamasis būstas. Antras būstas nuo 10 000. Tai čia biznį darai. Bet mano būtų būstai 300 000 nekainuoja, kaip anksčiau kainuodavo. Ar tu supranti vieną dalyką? Pirmas būstas yra tavo gyvenimas, antras būstas yra komercija. Aš duodu tada kitą pavyzdį, matau, nesusigaudai dar labiau. Bet tai aš žinau, kad ar man reikės mokėti, aš klausiu. Tu mokėsi nuo antro būsto. Tai mokėsiu nuo 10 000 nuo antro būsto. Tu pirmas būstas ir yra nemokamas, tau 450 000, tu supranti. Tai tu biznį darai. Aš kaime turėdamas Raškainėse. Tai toks įspręs, kur tu gyveni. Aš Raškainėse gyvenu, nu tai gerai, gyvenu Raškainėse, ten registruotas. Taip. Tai aš dabar kaltas iš tos. Tai tu jeigu Vilniui vykdai biznį, tai tu iš biznės mokėt. Būtas, kurį nusipirkau ir nuomai dabar vienam Koks man reikia? Tu biznį darai. Aišku, kad biznį darai. Biznis vienam žmogui nuomai būstą. Tu juokauji, gal? Kas atmergiai turi 2 būstus ir vieną nuomą yra biznis čia dabar. Tai biznis yra, taip. Pajamos yra, kad tu šiandien išnekitu. Tai gal šis mokesčių nemokėjau? Tai aišku, kad taip. Kokios čia yra pačiai? Kaip? Vilniui tu nuomoji būstą gauni 500 eurų į mėnesį. Ir tau padengia kreditą visą. Ir tu man atnešęs lazankės, kad čia tavo ne biznis. Tu žinai, gal galėjai, tu čia vaikam pakėjus padaryti lazankės ir moka, o ne man. Aš ne apie biznis, aš klausiu, ar man reikia mokėti tą, kaip nereikia. Jeigu už pirmą būstą nemokė. Tai aš neklausiu už pirmą būstą. Neklausiu už pirmą būstą. Dar kad aš sakau. Nu, Aš truputėlį įsiterpsiu, būtų turbūt įdomiau visiems, jeigu būtų konkretus klausimas ir atsakymas. Jeigu jis netenkina, tai kaip sakant, kitą kartą neateis. Aš emocijos pakilo, aš nenorėjau. Ir nemandagiai kalbėjau, nenorėjau taip daryti. Emocijos. Mariau, kad tu suprasti, antras būstas yra biznis, aš tau pasakysiu. Kiekvykla. Aš jūsų neklausiu biznis ar ne biznis, aš neklausiu vertinti mano verslo profilio ar panašiai. Aš klausiu, ar man reiks mokėti, aš bandžiau jums pateikti pilną klausimą, bet jūs pradėjote anksčiau sakyti. Nes man asmeniškai tai tas dalykas įtakos, man reikia. Ėjote rinkimus, sakėt, nebus dabar būt. Aš suprantu. Dėl rinkimų, gerai. Aš neprieštarauju, kad mums reikia RRF pinigų. Aš su tuo sutinku 100%. Gerai. Viskas. Dėl RRF Aš klausiu dėl savo asmeninės tos. Jūs labai irgi įsijautrinat. Aš tiesiog negaliu klausytis žmogaus, kuris tai sako, kad iš pirmo nemokėsiu. Tai jūs manęs neišklausėt. Aš bandžiau pasakyti, aš į 300 000, tai neteisingai pasakiau, aš su žmona turėjau omeny, kad ar nebuvo. Dabar jau daugiau aplinkybių paaiškėjo. Nes kai aš bandau įsiterpti ir pakomentuoti, sako, dabar aš kalbu, patilėk dabar. Gerai, duosi, kad aš lauksiu, aš matau, kad šiandieną dar 5 klausimus duosiu, aš tau duosiu, kad pilnai to atsakyti. Duok klausimus. Tai va, jeigu galima, jeigu jūs sakot, aš ramiai nepertraukdamas pakeliu ranką, jūs pabaigėt sakinį, aš tada galiu pakomentuoti ar atsakyti. Būtų idealu. Kai ėjome rinkimus, aš sakiau, kad 2 metus jokių mokesčių nebus. Buvo pažadas. Socialdemokratai sakė, kad sausio 1 dieną reikės keisti mokesčius ir reikės įgyvendinti. Mes su Gintautu Palucku susitikome Mažvydo bibliotekoje prieš kulisę darbus. Pažiūrėkite. Aš daviau žodį, jūsų yra nuo šių metų, mano 2 metus. Ar galim sutarti, kad metus jokių naujų mokesčių? Nu, metus Gintai. Aš žmonėm atsitraukiu nuo 2 metų, tu atsitraukiu nuo sausio 1 metus. Ar buvo praeitais metais nors vienas mokestis naujas? Ne, nebuvo. Nebuvo. Bet man Nebuvo. Bet būtų labai gerai, kad jūs komunikuojate, nes jūs kaip Paluckui pasakėte, kad metai. Mes iškomunikuojame, aš visą spaudą ir visur kalbėjau, kas mane žiūri, kas mane seka, mes aiškiai pasakėm. Ir kada buvo pasirašyta koalicinė sutartis, visur rasi mano interviu, Delfi, Lietė, visur rasi. Man buvo užklausimas, Žemaitaitė, kaip jūs čia dabar elgsitės? Bet prieš rinkimus nesakėt nekelti. O prieš rinkimus, tai va dabar labai geras dalykas, Lavinas. Tu įeini į policiją ir 3-4 politinės partijos sudaro koaliciją. Socialdemokratai sako, reikia nuo sausio 1 dienos. Aš sakau, kad ne, aš tikrai šito dalyko nepalaikysiu, nes aš sakiau, kad 2 metus. Tai tu eini į kompromisą ir tu kompromisą randi sprendimą. Kaip ir va dabar šiais metais. Apgaudamas rinkėjus. Neapgaudamas, tu absoliučiai nei kiek nerinkėjus. Absoliučiai nei kiek neapgaudamas. Duok Dieve, kad kiti tiek apgautų, jeigu aš apgaunu. Duok Dieve, kad tai būtų.
Tai aš jau savo programėlę einu pagal punktus laikau, dėl to aš 1000 lapų nerašau, o susirašiau 30 reikalavimų, kas mano manimu. Ir vat paprastas dalykas. Šiais metais mes žadėjome rinkimų metu, padarysim antros pakopos reformą. Atsakė, galima, negalima, tinka, netinka. Paleidom antrą pakopą. Paleidome. Bet niekas netikėjo, sakė, neįmanoma, čia rinkimų metu nepaždėsi. Nuo sausio 1 dienos žmonės, kurie turėjo antroji pakopą ir dabar turi draudžiamasias pajamas, jie gali iš antros pakopos išeiti, pinigus pasiimti ir naudoti taip, kaip jiem reikia. Dabar sako, čia Žemaitaičio demagogija, jie čia susigalvoja, koalicija prispaudė, išreikalavo. Laukus, ko jūs pamiršo konstitucijų teismą. Tai praeitą kadenciją, Laima Nagienė su kitais Seimo nariais, o pamėtada, mes kreipėmės į konstitucinį teismą, nes aš sakiau, privalomas žmonių laikymas antroji pakopai prieštarauja, nes turi būti numatyta žmogui galimybė įsiimti dalį savo sukauptų pinigų, nes žmogus prievartos būdu tenais atsidūrė. Konstitucinis teismas pasakė, mes paėmėm šitą koaliciją gyvenimą, kad duodam 2 metų laiko tarpą iš jo įsimti. Dabar niuansas yra paprastas. Visi galvojam, kad apie 20-25% žmonių iš antros pakopos pasimti. Ką aš matau sausio 1 dieną, 100 000 dirbančiųjų užpildė prašymą. Kiekvienais metais, kiekvieną dieną, atsiprašau, norinčių išeiti iš antros pakopos skaičius auga. Pildančių žmonių skaičius auga. Tada aš jau mačiau gruodį, lapkričio mėnesį mačiau, kuo čia viskas baigsis. Sako, chebra, turėsim problemų su infliacija. Nes jeigu daugiau kaip 25% pasims pinigų, o šiuo metu mes turime 11,7 milijardo antros pakopos pinigų, tai reiškia pasims apie 2-2,5 milijardus. Nu jo, sako, blogai sakau. Neduok dieve procentas viršis, vienu metu į Lietuvos rinką mes įleisime 2,5-2,7 milijardą. Ką tai reiškia? Tai reiškia prekių kainų kilimas, paslaugų kilimas ir automatiškai prie ko privedam? Prie infliacijos. Tada mes sudėliojam planą, kad nebūtų momentinio mėnesinio ketvirčiais. Sėdėjom galvom, kaip padaryti, kad neužbumbina pinigais kartu, bet kartu ištempėme laikotarpyje, kad, nu, esmė, tiesiogiai finansus susidėliotume. Jo, ir mes pasidarėme ketvirčiais, kad tas būtų. Važiuoja. Tada aš matydamas, kad 27 metais, 3-4 ketvirtį mes turėsime milžinišką infliaciją ir trūkumą vidinių pajamų ir srautų, sakau, žiūrėk, chebra, mes turim dabar grįžti prie kitų mokestinių dalykų. Ir ką ši koalicija gruodžio mėnesį priėmė ir šiais metais sumažino vieną mokestį. Kokį mokestį sumažino? Nu, vat, kadangi sakėt, mes padidinom, pažadėjom, o kokį mes nežadėjom rinkimuose, bet padarėm. Vat, ponas, atsakykite. Vat, ką tokio sausio 1 dieną jūs pamatėte? O ponė pasakė. Matai, neprisimenat, ponas. Rinkimų metu mes nesakėm, kad akcizą sumažinsim kūrui. Bet mes jį sumažinom. Ir jeigu šiandien dienai degalinėse kūras būtų 14-16 € kiltų, mes kūro akcizą padidinom tik 2-4 €. Iš biudžeto taip mes netekom 67 milijonų. Taip, 67. Taip. Padidėjo 2-4 centais, o turėjo didėti 16. Bet padidėjo, mažiau, bet padidėjo. Nesumažino, bet mokėt Iššaldymas. Tai dabar Nes buvo priimtas sprendimas. jau įsprintas mes sumažinom. Ir suprantate, reikėjo prabalsuoti Seime, kad keiti sprendimą 24 metų, reiškia tu sumažinti. Taip mažindamas infliaciją, kuri jau šių metų antram ketvirtį, jinai būtų milžiniškai ženkli. Ekonomikos augimas tiek neaugtų pati ekonomika, kiek eitų infliacija, nors ekonomika vidaus, jinai augs, nes vidaus vartojimas augs antros pakopos. Ir tada chebra sako, žiūrėk, jeigu mes akcizus padarysime 16 centų padidins, kur buvo Ingridos Šimonytės, ką tai reiškia, kad kuras tarp Lietuvos ir Lenkijos bus 25 €. Tai mes jau ir dabar prarandame vežėjus, kurie pilasi kurą tenais. Davai tai, chebra, nekeliam, jeigu bus, kad ir 10 € skirtumas, bet mes išlaikysim vidaus. Tada mes pagal Lenkijos sieną esančias lietuvių savivaldybės, jos nevažiuos į Lenkiją, nesipirks kuro, jos nevažiuos į Lenkiją, nepirks maisto produktų, taip kartu per vartojimą susigrąžinam šičia. Padarėm šito dalyko. Tai nors to irgi per rinkimus mes važinėm to padarysim. Ne, nu bet čia. Nu, taip. Geriau mažiau ir didelį mokėti negu daugiau, bet Taip. mažiau pakėlė. Mes sumažinom. Kas yra, man patinka. O gerai, o dabar Sumažinome, tu supranti? Sumažinom, nes jeigu būtų nepakeistas įstatymas. Įstatymas galioja sausio 1 dienai su 16 €. Nebesiginčkite. Tai ne, ukmergiškiam Seimo nariai pačiam, kai jums savivaldybėje spręs, jo nespręs. Tarp kito ko, 2 sprendimai yra ukmergiškiam. Bendrai.
kad priimti tokį sprendimą, kai jūs čia visur dabar viską daug žinant, globaliai apie viską kalba daug ir panašiai. Pavyzdžiui, mes gyvenam daugiabučiam name. Mums yra paskirtas administratorius savivaldybės įmonė būtų ūkis. Taryba savivaldybės priima sprendimą, patvirtina kainas, kokias, Kvadratinio metro administravimo. Ne, tiesiog būtų ūkis patvirtina kainas už teikiamas paslaugas. Ir tas kainas mums kaip gyventojams, reiškia, taika skaičiuojant mokesčius. Nors administravimo nuostatose, pagal kuriais vadovautis turi tas administratorius, tai yra parašyta visai kitaip. Kad mes, pavyzdžiui, nežinom, kas ten atliekama, ką padara, o kiemų teritorijas tvarko, apaugusi šaligatvis, ten nuogrinda apaugusi. Jo, supratau, ponė. Ir vat tas mus kaip vartotojus galėtų apsiginti, kur mes čia galim kažkokią gauti. Tai visa šita informacija, ponia, yra savivaldybei. Savivaldybei absoliučiai, kas kuruoja miesto ūkis arba administracijos direktorius. Niekas negirdi rašyta, prašyta, klausta. Niekas negirdi. Būtų ūkiui rašyta, klausta nieko. Čia eina jau daugelį metų. Būtų, žinokit, man keista, nes labai aiškiai yra numatyta teritorijų priežiūros, valymas, visada. Bet aš tada kitą duodu, ponė, klausimą. O kodėl jūs neįsikūrėt bendrijos arba jungtinės veiklos? Tai palaukit, būtų, taip? Taip. Taip. Tai jungtinė veikla ne. Kodėl? Kodėl jungtinė veikla? Jūs galite jungtinę veiklą daryti? Labai reikalinga visus sukviesti, suvienyti. Tai gerai, tai bendriją darykite. Palaukite. O bendriją padaryti irgi dabar girdžiu šneka, kad apribojimai. Reiškia, tas bendrijas, kur yra įkurtose spaudžių Šiauliuose, ten tokia telefonė apie bendrijas kalbėję, nepamenu vakar. Kaip šitą yra, mes kaip buvo susitikę. Nežinau, bet aiškina, kad reiškia apribojimai, turi turėti savo kompiuterius, visą įrangą, kaip, daugiau, plačiau viską turi daryti. Mes ne prieš mokėti mokesčius. Bet tada bendrijose mokat brangiau. Daugiabučių namų administratoriai mokat brangiau tada. Yra pas mūsų Seimo narė, Ligita Kirsnė. Kai kita Seimo narė, jinai, jeigu aš neklystu, Klaipėdoje buvo kokių 10 daugiabučių namų bendrijos pirmininkė. Yra dabar kaip tas mūsiškis, toks vienas irgi Klaipėdoje, irgi bendrijos pirmininkas yra. Jie moka žymiai mažiau už daugiabučio namo administravimą, bet jie patys tvarko. Jeigu pats gyventojas nenori, tada savivaldybė paskiria administratorių, aš suprantu. Bet dabar kas priklauso, tai labai detaliai yra viskas aprašyta. Jeigu vyriausybės nutarimas yra priimtas administravimo nuostatai, tai kodėl niekas nesirūpina? Palaukit, netamstas klausimas. Neatsakinėti, netrukdyti, neprašyti. Nereikia. Tai sakau, jeigu paliksit savo kontaktus, aš jums atsiųsiu, kas priklauso daugiabučių namo administratoriui. Kokias yra jo... Tai tada jis turi tvarkyti. Tai kas neklauso mūsų. Nei būtų ūkis neklauso, o tai dabar nesenai parašiau. Vyriausybė priėmė nutarimą, o dabar taupimo lėšas vyriausybė nutarimą priėmė taupimo lėšas, reiškia privalomai. Mūsų namas yra kadangi renovuotas, kaupiam, dabar vėl nuo mūsų skaičiuojate, kur užklausiau, kur mes tos pinigus naudosim. Neatsakė. Bet čia, gerai, tai sakykit, palaukit, Ukmergės ūkis čia savivaldybei priklauso? Savivaldybės. Negali būti, kad šitaip neduoda ataskaitos. Neduoda. Gerai, aš duodu. Gerai, aš dar noriu, Vaponas sakė, turi kažkokią informaciją dėl šito. Ne informacija, tiesiog taip. Aš nežinau konkrečiai jūsų situacijų, kaip ten kas yra. Bet Ukmergės savivaldybėje tikrai galima rasti kalbą, sutarimą ir atsakymus. Tikrai galima. Jūs gali randat, būk ramus, manęs nebemokėti. Palaukit, vat jums siūlo
Aš žinau. Gerai, duosite taip, padarom taip. Ir jūs viską rasite. Aš viską tą žinau. Pone, žiūrėkit, pone, paimsiu dalyką. Po susirinkimo, Ignui duosit savo vardą, pavardę, duosit adresą, nu aš užklausiu ir duosiu, nes pareina ataskaita, kiek yra kaupimui lėšas. Jeigu kažkur planuojat, labai yra detaliai aplinkos ministro įsakymai yra prašyta naudojimo tvarka. Nu, visiškai ten labai. Mes ir aiškinam, parašyta, planą sudarykim, ką mes darysim, lankų dėsim, stogą dėsim, nieko. Reiškia, mes vėl mokam kaupimo lėšas, turim ir 10 renovacijos kaupimo. Bet negali būti, kai sako, ponė, renovacija viskas. Jeigu renovacija atliekama, tai sąskaitos faktūros, darbai, viskas turi būti. Nerodė nieko, nu tai sakau, čia mes ne vieną kokiai esame, aš nežinau, kodėl mes Renovacijos ir energetika dabar išėjai iš darbą. Mes pradėjom reikalauti ir darė biznio ir išėjai. Tai čia buvo tokia sutarta. Reiškia, Prašė dokumentų, sako, nerandam. Dabar dėl Ukmergės, ar aplamai dėl kitų savivaldybių. Tik tai galiu pasakyti, kad jeigu seniau metų galiai savivaldybių pinigus paimdavo ir savivaldybės negalėdavo disponuoti, tai nuo šių metų jau savivaldybės, kurios turi pinigus, jom ir lieka pinigai, nebereikės nieko grąžinti. Šiais metais apie 450 milijonų per visą Lietuvą. Plius, savivaldybės skųsdavosi, merai skųsdavo, kad negali skolintis pinigų, nes, kadangi limitas yra, tai šiais metais pakeitė fiskalinės drausmės įstatymą savivaldybėm, kad jeigu savivaldybė įgyvendina infrastruktūros projektą ir jis eina per Iltę, bus galima gauti beprocentinę paskolą iš Iltės būtent infrastruktūros mokesčiams. Tai irgi galų gale koaliciją sutarėm, kad padėt šiek tiek rajonams, regionams. Tai aš nežinau, nesidomėjęs, esu tikrai nežiūrėjau, kas yra Ukmergėje, kokie yra investiciniai planai arba infrastruktūriniai planai. Bet jie šiandien pati savivaldybė Ukmergės įgys didesnės finansinės galės. Jie negali finansuoti. Mes gyventojai išlaikom tą organizaciją. Ta organizacija prieš 5 kartus buvo praskolinta, jau kapitalo nebeturėjo ir panašiai duomenys visi buvo rodikliai prasti. Uždėjau mokesčius ir meras buvęs pasakė, kad oriai gyventų būtų ūkis. Ir šitaip, 3 kartus ar 4 padidinę, ir reikia mes gyvenam mokam, jiem dabar vykdome statybas. Gerai, ponė, žiūrėkit, aš pamėginsiu įsiaiškinti, nes tikrai visa, kad apie jūsų namą yra visa informacija, jinai yra 100%, yra ir tiek renovacijos byla, viskas yra, neįsivaizduoju. Tai va liūdnikas. Nu, va sakot, aš girdžiu, kad moteris man sufleruoja, tai aš... Taip. Tai ačiū. Gerai, aš dėl įdomumo man pačiam, nes čia labai keistas variantas. To labiau, kad sakau, kiekvienam namui viskas yra. Bet mums reikia, kad iš renovacijos mums paaiškintų. Bet jie vieną sakom, jie mums kitą sakom. Bet pavyzdžiui, teikia už savo pinigus, o jie tada dar per renovaciją nurašė. Parodytų Taip, ne? Už techninį projektą darėm renovaciją, už techninį projektą jau nurašė 2000 eurų, nors tuos pinigus turėjo nurašyti iš tų. Tada vėl mums reikėjo ieškoti, vaikščioti ir... Per naują. Per naują radom. Tada jau radom 2000 ir atgal. Bet tada mums reikėjo rašyti, daryti. Gerai, kad tada atvažiavo. Pas mums nėra buhalterių, nėra nieko. Jis atvažiavo per šito krašto. Tai yra gerai, kad toks žmogus atėjo. O aš su kompiuterinė ir viso. O kas pas mus? Vien pagyvenę žmonės, senas namas. Gerai, nes aš tikrai pasidomėsiu paklausę. Kitas dalykas, tai irgi, ką šnekėjomės, iš tikrųjų, kaip dėl yra čia buvo dėl jaunų šeimų, tai yra šeimos, kurios augina vaikus, kaip iš tikrųjų paskatinti ir panašiai, tai yra sutarta, jeigu viskas yra gerai, infliacijos susivaldoma, ekonomikos augimas daugiau mažiau išsaugojimas bus, tai nuo 27 metų sausio 1 dienos tėvai, kurie augina nepilnamečius vaikus, neapmokestinamas pajamų dydis didėja iki 1044. Tai vėlgi iš biudžeto yra, tarsi kaip ir sakau, vienoje vietoje tu kažką tvarkai, bet kitoje vietoje tu turi užkišti. Ir jeigu nebūtumėm šiandieną skyrę gynybai 538, o kaip ir buvo tartasi su Gintu balandžio mėnesį, kaip mes įdarėm, kad turėtų būti
4,5, tai realiai, kad mes turėjom 700 milijonų. Mes buvom taip atsidėję per 700 milijonų ne kad laisvų pinigų, bet atsidėję, kad tai, ką buvom rinkimų metu pažadėję, maksimum vis dar sudirbti. Buvo susitarta buvo su mokytojais, kad mokytam pilnai tas vadinamas vidutinis darbo užmokestis bus pasiektas 130. Taip, jo nepavyko pilnai pasiekti, gausim, kad nuo rugsėjo 1, bet vis tiek atradom tą 100 milijonų ir jau. Statutiniam pareigūnam, muitininkai, pasieniečiai, policijos pareigūnai, priešgaisrinės tarnybos, probacijos pareigūnai, kur yra dalis teisingumo ministerijos sistemoje, dalis VRM-iniai sistemai, tai irgi buvo sutarta, kad turėsim apie 10% augimą, tai jie 5-7%. Tai vėlgi yra paimta pinigų iš kur. Tai dar kartą ir sakau, gynybai, kur buvo sakyta 4,5, 5,38, tai realiai 700 milijonų, šiandien atėjo 700 milijonų ir jie tenais ir išėjo. Čia skaičiai yra, nuo skaičių nepabėgsime, nuo jų niekaip nepabėgsime. Sveikatos draudimą, jeigu viskas tvarkoj, sodros draudimas pas mus irgi labai viskas gerai yra, esmė turim ir rezervus, turim viskas tvarkoj, bet su nacionaliniu biudžetu dėja taip, jis taip yra, čia nieko nebus. Nors, jeigu kas liečia, jeigu kalba apie kitas institucijas, tai kada mes jau kovą gal greičiau jau pradėjom dėlioti 26 metų biudžetą, matyti koks ekonomikos augimas, ką apie rinkimus mes žadėjom vienoje kitoje, kaip reikėtų keisti, kaip reikėtų sumažinti. Ten daug tokių skaičiavimų mes bandėm atsilikti. Tai visom institucijom buvo įsakyta ruoštis rudenį, kad visiems bendras biudžetas mažės 5%. Ir kultūros ministerija, ir aplinkos ministerija, ir žemės ūkio ministerija, jis mažės, nes, dėja taip jau yra, tų pinigų nėra tiek, kad tu ten galėtumai viską tu užsidėti. Ir vienai įstaigai, vienai institucijai biudžetas tokio aritmetinio progresijų pradėti. Tai yra LRT, kur mano galva tai yra chamizmų įsikūnijimas, nes akivaizdžiai, jeigu tu visom institucijom vienodai mažini, įskyrus komunalinės minimalę algą, kur yra privaloma, arba ten statutiniai, viskas čia negalima ginčytis. Bet šičia šitai didėja. Didėja todėl, kad 24 metais buvo pakeistas įstatymas dar prieš tai, ką jie numatė. Numatė, kad LRT finansavimas didėja nuo akcizų. Viskas tai yra normalu, buvo tvarkoje, bet kas tik, kai bobtelėjo su pasiūlymu didinti akcizus į gynybos dedamąją, gynyboje didamoji akcizai pradėjo stipriai kilti. Ir LRT biudžetas aritmetinė progresija pridėti. Sakau, žiūrėkit, turėsite daug problemų, sakau, nes žmonės nesupras, problemų turėsite labai daug, tai paprasčiausias dalykas, pamėginkite LRT biudžetą įšaldyti. Ir čia tarp kito ko, ne Žemaitaičio pasiūlymas, ne socdemų pirmas mokslimas. Pirmas pasiūlymas tai buvo Mindaugo Linkės, konservatorio buvusio biudžeto finansų komiteto pirmininkas. Tai jis ir siūlė pirmą įšaldyti LRT pinigus. Mes iš vis netrauko net nebuvom prie jo prikišę. Net dėl mūsų projektas. Tai viena laimė, kad teisės aktų registrė yra visi projektai saugoti. Visi. Kas pirmas registravo, kas yra autorius, kas pasiūlė, viskas yra. Ir ten yra aiškiai Mindaugo Linkės. Tada matydami, kad Mindaugo Linkės nėra toks tobulas, sakau, žiūrėkit. Paimam projektą, iššaldykim 3 metus, per 3 metus realiai sutaupysim 56 milijonus. Aišku, čia prasidės skandalas, kad maždaug kaip čia drįstate, kodėl jūs čia tą dalyką darote, čia LRT nepriklausomumas. Sakau, man giliai vienodai tas LRT nepriklausomumas dėl vieno dalyko. Šiandieną svarbiausias yra valstybės saugumas. Ir kai aš matau LRT puslapiuose, kai jinai sako, jie nori tikslą statytis naują pastatą, už 124 ar 25 dabar bijau sumelt milijonus, sakau, iš kiek iš pradėsiu. Čia vienoje vietoje mes neturime gynybai pinigų, bet LRT kažkaip turi pinigų. Tai gal jūs kažkaip tos kranelius susukite. Bet baisiausia yra buvo tai, kai aš pradėjau žiūrėti jau birželį, ko gero buvo birželį prieš Jonines, aš pamenu. Pradėjau žiūrėti institucijų, kurios atsakingos už mūsų saugumą. Ir man labai įstrigo valstybės saugumo departamentas. Taip, aš gerai. Palaukit, tai 24 metais, o kaip prieš tai koks finansavimas? Irgi lygiai taip pat buvo su akcizu, bet kadangi buvo... 24 metais. Gegužės mėnesį priėmėm įstatymą gynybos dedamą ir gynybos dedamojo pastipriai padidintas akcizas. O kadangi LRT biudžetas eina su akcizu ir kadangi akcizas didėja... Bet anksčiau irgi LRT finansavimas... LRT buvo finansavimas visą laiką kildavo kaip ir visos... Jo, būdavo procentai. Viskas būdavo procentai. Priėmė įstatymą, kad didinti akcizus ir išdidinti akcizus dėl gynybos. Bet ne dėl LRT? Ne dėl LRT visiškai. Įstatymas nesikeitė? Absoliučiai. Ne, LRT keitėsi kitas įstatymas. Kitą pasakysiu, kitas straipsnis. Dabar taikėte 24 LRT finansavimą. Padidėjo, finansavimas padidėjo, jo, ir jis va taip, o apivirš. Kas to patys? Aš norėjau pasakyti, nes galvoju, kas 24... Ne. Padidėjo akcizos, akcizimus. Todėl, kad gynybai dedamai.
todėl kad Ingrida Šimonytė, neturėdama iš kur paimti pinigų, sudėliojo, buvo pamini bankų solidarumo mokestis, jeigu prisimeni buvo bankų mokestis dabar šiais metais, ir sako, trūksta pinigų. Ir tada buvo nuspręsta, kad reikia didinti akcizus, alkoholių, cigarečių ir durų. Kas jis, ne tai, kad kasmet, jisai nuo 24 metų, jisai šokta į kosminės aukštumas, nes gynybai reikia pinigų. Koks skirtumas galbūt? Apie 15 netgi procentų, man atrodo. Buvo, tarkim, prieš tai 10 centų, Jo. dabar 15. Dabar 15. Nu, tai teisingai labai pasakyti. Tai dabar labai teisingai pasakyti. Dabar, iššaldėm šiek. Dabar, jeigu būtumėm akcizo mes nesustabdė, tai kuras būtų didėję 16 euro centų. Akcizas. O bet tai yra LT biudžetas tada būtų. Neįraugęs būtų. Tai dėl to reikėjo viską iššaldyti. Suprantate, mes iššaldėme tik tai skūro, o dedamosios formulės. Čia pusę valandos aiškinti. Tai dabar dėl LRT. Ir tada sakau, žiūrėkit, iššaldykit, paėmėt Mindaugo Linkės. Čia ne mūsų. Čia buvo konservatorių pasiūlymas. Ne mūsų. Mes rankų nekišome to projekto. Tada Mindaugo Linkės beliko tik tais paskutinė stadija priėmimas, nes buvo visos stadijos patikimas, svarstymas praėjęs. Sakau, bet Mindaugo Linkės yra irgi blogas. Jūs iššaldykit 3 metus, nes mums kitose institucijose trūks pinigų. Tada, kaltinate mane, man keliaitin vienodai, ką ten kaltina, žinai, nes aš žinau, kur valstybės yra prioritetas ir tikslas. Ir tada aš pažiūrėjau, valstybės saugumo departamento biudžetas iš 52 milijonų ties kabo, ne? Aš sudėjau VSD ir STP, jų biudžetas yra mažesnis kaip LRT. Žinot, koks LRT biudžetas yra? 80 milijonų. Tai dabar įsivaizduok niuansą. Tai valstybės saugumo departamentas, kurio funkcijos yra 3 kartus didesnės negu LRT. Bet čia nesulyginamos funkcijas. Čia ne tai, kad... Nacionalinis transliuotojas ir valstybės saugumo departamentas. Būk geras, aš kai sakiau, padiskutuosiu ir tada klausimų duosiu. Valstybės saugumo departamentas šiandieną turi užtikrinti 230 tūkstančių Lietuvoje atvykusių žmonių. Tai yra ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, kazakai, tačikai, kirgizai. Jos turi visus ne tik kad pratikrinti, kai jie užpildo prašymą, bet turi pritaikyti ir įvairių kontražvalgybinių priemonių. Tai šiandienai su 52 milijonais valstybės saugumo departamentas net fiziškai nėra pajėgus padaryti. Mataitis yra Nacionalinio saugumo gynybos komiteto narius ir energetikos komisijos pirmininkas. Tai jums gali pasakyti apie VSD veiklą. Šiandieną buvo Karolis Neimantas buvo Ignalinoje. Tai jisai studijavo būtent STT tų funkcijų paskirstimą. Tai šiandien dienai jiems, kad minimaliausiai užsitikrinti, reikia dar papildomai 6-7 milijonų. O VSD biudžetas dabar didės? Nuo šitų metų. Jisai išpadidėjo tiek, kiek mes įsipareigojom. Mano noras buvo dar padidinti 8 milijonais. Jūs sakėt, pirmininkas, Jis narys yra komisijos su pirmininkas. Tai gerai, VSD kaip keitės, gal galima? Tai ne tik VSD, iš tiesų mes turėjome tokią posėdį, kai išvyktume biudžetą, kalbėjo tiek prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovų, tiek policijos vadovų. Prasme, visur lėšų didelis, kaip sakyt, trūkumas. Tokiom pagrindiniam priemonėm, netgi kas irgi užstrigo, sakykime, prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas minėjo apie pasirengimą, sakykime, kažkokiem tai ekstremaliom kažkokiam situacijom, nėra netrūkumas. Prasme, remiamės Ukrainos patirtim, nes vis tiek kalbam apie tai, kad galimi įvairiausi scenarijai ir gali būti taip, kad reikės tam tikrų priemonių, kad pačioj pradžioj, sakykime, tos tarnybos nesustotų, kad galėtų tinkamai funkcionuoti ir panašiai. Tai nesugebėjom net, kaip sakyti, duoti tokią pinigų injekciją, kad tie galimi scenarijai, jie nebūtų tokie žalingi, kad mes prie jų galėtume prisitaikyti. Jeigu pratęs, tai aš manau, kad labai aiškiai paaiškinti. Tai kad suvoktume situaciją, karas šiandieną vyksta dėl lovių. LRT lovy yra didelis lovys. Ir labai dėl paprastos dalykas. Aš nemačiau, kad piketuotų žurnalistas, kad jam kažkas tai uždraustų kažką rašyti ar sakyti. Aš matau piketuojančius, kurie išgauna iš LRT stebuklingai komercinius užsakymus. Kaip antai, kodėl Praimo laiku, pačiu geriausiu laiku, eina laidos, kurios yra ne paties LRT turinio kūrimus, o laidos, kurios sukurtos yra uždarųjų akcinių bendrovių. Jeigu jau toksai dviračio žinios yra labai geros, labai jo žiūrimas, gal galit man pasakyti, kodėl jų LNK ir TV3 neperka? Jeigu jų... Kaip? Tai eidavo prieš 12-13 metų. Bet kažkodėl tai jie perėjo į LRT.
Už 1 200 000? Kaip jums atrodo, kuris esate matę LNK TV3 žinias, kad vestų receptų laidelės tokie kaip Beatos virtuvė? Šiandien pagal nacionalinio radijo ir televizijos transliuotojų įstatymą yra aiškiai numatyta. Radijo ir televizijos transliuotojas negali užsiimti jokia reklama ir reklamuoti prekinių ženklų, produkcijos ir panašiai. Dabar įsijungiam televiziją, matom, Beatos virtuvė, spalvos, pavadinimas, viskas identiškai. Nueini į Maksimą, tas pats batonas su Beatos batonu. Tai dabar man pasakykit, kodėl negalim pavadinti, pavyzdžiui, Biovelos laidą, Švyturio laidą ir panašiai su tais pačiais ženklais. Tai jeigu įstatymas draudžia, negalima, tai yra prekinis ženklas, tai yra reklamacija. Versk įstatymė, įstatymas griežtai draudžia reklamuoti. Tai dabar aš pavo, čia ne absurdas. Jeigu tai yra komercinis tavo prekinis ženklas, vėluoji, eik į LNK ir reklamuotis. Iš ten išvarė, dėl ko? Todėl, kad nemokai laidą ar 800 ar 500 eurų, kiek ten laidai neima. Tenais maksimumą gausi 200-300 eurų. Tai dabar niuansas yra kitas. Kodėl pagrindinės visos laidos yra nekultūrinės, nemeninės, sako, kaip nėra ir LRT kultūra, o dabar skirtumas yra du. Yra LRT kultūra ir LRT. Tai į LRT kultūrą sumeskit visus Tapinus, visus Valinskus tenais, o LRT iš LRT kultūros perkelti į LRT. Aš pasiūliau tą. Sako, Žemaitaitis kišatės į turinį. Sako, palauk, kokį turinį? Labai didelis skirtumas, todėl kad LRT žiūrimumas viršė keletą kartų, kitaip sakant, negu kad LRT kultūra. Kokias politinės? Auksinis protas. Kas? Kultūrinės laidos jūs turbūt. Dabar auksinis protas. Ne, auksinis protas yra prekinis ženklas, kur tu vykdai reklamą, nes tu naudoji heraldiką. Ir aš pabaigsiu. Jeigu aš nesu teisus, jūs sutikit, kad aš nesu teisus, ne? Gal galit man pasakyti, kodėl LRT prieš 2 savaitės mums atsiuntė laišką ir pasakymas. Labai atsiprašome, nuo šios dienos Beatos virtuvės nebebus keičiama Beatos virtuvės pavadinimą ir visą kitą. Jeigu aš esu neteisus, kad jūs mane dabar puolate. Bet mes dabar nukrypom ir klausom. Jūs sakėte LRT kultūros kanalas ir LRT kanalas. Tada jūs sakot, kad LRT yra populiaresnis ne dėl vardo. Ne dėl to, kad vardas... Tas laidas LRT kultūra. LRT kultūra taps populiaresnis. Ne, todėl, kad LRT nebežiūrės ir bus baigta viskas. Nereikia turėti, kam tada reikia turėti. Aš suskaičiu. Kam mes išlaikome 2 televizijas, LRT ir LRT kultūra, kam mes jas išlaikom, kam reikalingi direktoriai, prodiuseriai, darbuotojai ir panašiai. Jeigu mes atsisakė visų komercinių laidų LRT laidoje, LRT televizijai, mes jas pilnai visą sukišam tas, kas buvo LRT kultūra. Ar supranti, kad mintis yra kokia? Kad šiandien dieną išlaikomas papildomai aparatas, papildomai žmonės, papildomai vadovai. Jeigu visas komercinės samdomas laidas išmestum šiandien iš LRT, mums užtenka vienos televizijos. Tai yra kaštai, ant kurių tu dirbi. Tai yra paskaičiuota. Tai ne mano paskaičiuota, atsiprašau, bet yra jau paskaičiuota ekonomistų. Ne mano, ne Žemaitaičio. Taip, kaip buvo inicijuotas auditas. Kadangi mes pamatėme, kad situacija yra visiškai bardakas, sakau gerai, davai kebra, kad nebūtų tai Žemaitaičio fantazijos, padarykime auditą. Seimas inicijavo auditą. Ne Žemaitaitis darė, ne Aidas, ne Ignotas, ne. Padarė valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė konstatavo, 38% priimtų darbuotojų buvo nesilaikoma teisės aktų, ar tai direktorės, ar įsakymų, ar darbo, nesvarbu, prašau, nesilaikoma. Visus, kur tyrė viešuosius pirkimus, kur buvo perkamos laidos, konstatavo 80% pažydimų. Tai dabar būtų šičia seniūnijai, arba būtų mokyklai, jau senai visi būtų atleisti iš darbo. Tam pasirodo nieko padaryti negali. Tada aš jau pradedu domėtis, galvoju, čia kažkas yra ne taip. Nes negali būti valstybė valstybėje. Aš pradedu versti tada visą LRT, nacionalinio radijo televizijos įstatymą. Ir niekada nebūčiau pagalvos, kad tokius perlus aš atrasiu. Vat vienas iš tokių perlų. LRT direktorė skiriama 5 metam, bet kadencijų skaičius neribotas. Kaip Stalinas iki grabo lentos gali būti. O dabar skirkit du skirtingus dalykus. Renka žmonės, o ten renka taryba. Didelis skirtumas. Dabar paklausykit. O, man patika. Aš paimu Dalios Grybauskaitės pasiūlymą. Čia ne Žemaitaičio, Dalios Grybauskaitės pasiūlymą. Ne. Aš per daug metų dirbu ir žinau, kas ką darė. Ir atmetį turiu unikalią. Taip, aš nuo 20 metų, nuo 2000 metų. Ne, nuo 2000 metų skirtingose pareigose. Ir teisme, ir Briuselį dirbau, bet konsultantas laikų. Tai dabar žiūrėk niuansą, aš atkapstau Grybauskaitės pasiūlymą. Grybauskaitė siūlė viešų įstaigų direktoriai
savivaldybių pavaldžių įmonių vadovai, akcinių bendrovių ir uždarų akcinių bendrovių vadovai gali būti skiriami 5 metų kadencijai, 2 kadencijas tai gali būti. Uždarų. Ukmergės UAB komunalinis ūkis, UAB šilumos tinklai, UAB vandenis, tai yra visom įstaigom, pavyzdžiui, UAB Ignitis, UAB Apsodžiai ir panašiai. ABai, UABai, viešos įstaigos ir panašiai. Ir Dalia Grybauskaitė buvo nustačiusi, įstatymų mes prabalsavom, kad turi būti po 5 metus 2 kadencijos. Aš niekam nesakau, paimu Dalios Grybauskaitės tą pasiūlymą ir jį įdedu į LRT įstatymą, kad irgi taikome LRT. Reikia 2 savaitės, po 2 savaičių, ko bežiūrėkit, bet Dalia Grybauskaitė tai siūlė. Kodėl Ukmergės muziejaus darbuotojai niekas nepiketavo ir nerėkavo, kad nori atimti kažką iš muziejaus, kai buvo nustatyta 2 kadencijos po 5 metus? Kodėl nepiketavo viešų įstaigų ligoninių direktoriai, kai irgi buvo nustatyta 5 metus, po 5 metus 2 kadencijos? Visiems nustatyti, logiška, ne? Kas piketavo prieš 2 kadencijas? Tai aš ir sakau, niekas nepiketavo. Jūs kaip pradedat vienu, o pabaigėt kitų. Pabaigėt vienu, Mintis yra. Niekas Šiukšlių labai daug Lietuvoje. Tai va čia teisybė. Va čia. Kai, gerai, leis nenutraukinėk, va čia yra problema, nes matau nesusigaudo ir papribėti kalbu. Tai pamėginsiu sakyti. Įsirašyk garso įrašą. Kad žiūrėk. Tai va, kad tu suvoktumės dalyką. Jeigu jūs, Mariau, gerai, jeigu tuo metu niekas prieš šitą nepiketavo, kai Grybauskaitė nusiūlė kadencijas visiems, tai kodėl dabar sukilo pasiūlymo autoriams prieš mumis, kai mes pasiūlėm LRT direktoriai apriboti kadencijos skaičius? Bet vėlgi, dėl kadencijų. Dėl kadencijų. Ne atleidimų. Kaip ne atleidimų? Pirma buvo kadencijų. O, nu tai paskaityk. Tada dėl atleidimų. Dabar sako, nori susidoroti dėl atleidimų. Sakau, gal galit man paaiškinti, kurioje vietoje. Šiandieną, ne, paklausyk, keisim įstatymą, bet dėl ko. Šiandieną, skiriant generalinę prokurorę į generalinius prokurorus, kiek Seimo nariai 23 gruodžio balsavo? Kaip įsivaizduojame? Kiek Seimo narių balsavo už? Nežinau, pozicijos daug išėjo, dar kažkiek nebuvo, skaičiau 80. 48. Prieš 46. Tai reiškia užtenka, kad generalinė kem 8 už, kem 6 prieš. Ne. Tai dabar įsivaizduok. Tai reiškia, kad generalinė prokurorė paskirtumai užtenka 1/3 Seimo nario. Kad atleis generalinę prokurorę, va šiaip, va dabar sugalvojus, nu kažką netinkamai atliko, užtenka 2 Seimo narių iš 3. 3 Seimo nariai atėjo į salę, jau užsiregistravo, 2 prabalsavo už atleidimą. Tai, nu nenutraukinėk, nu taip pat sakai nenutraukinėk, bet nutraukinėk kaip užsispyrė. Tai generalinę prokurorę, kad atleisti, reikia 2/3. Žmogus prašė ir neturinti. Nu taip, bet aš ir 10 kartą sakau, nenutraukinėk. Turinat visus iš eilės. Jį taip pat. Nu tai jeigu aš prašau žmogaus, kad nenutraukinėk, jis nutraukinėk. Tai kaip jau pasiekia, paaiškinti reikia. Man tai patinka. Tai dabar, žiūrėk, žmogus 2/3 turi atleisti. Dabar Seimo narys, balsuodamas už Seimo pirmininką, už vicepirmininką, už įstaigos vadovą, už bet ką, balsuoja kokiu balsavimu? Slaptu. Generalinė direktorė sako, negalite išmūti. Nors reikia padėkoti liberalų sąjūdiečiai, Editai Rudelienė ir dar kitiem, taigi jie praeitą kadenciją pakeitė tvarką iš atviro į slaptą. Jūs man dabar atsakykite tada kitą dalyką. Tai tuo metu viskas buvo gerai, vadovai dirbo gerai, pasiūlėm grįžti prie senos tvarkos, sakau, viskas buvai. Nu, Mariau, prašau. Taip. Palauk, įstatymų prieš tai buvo įtvirtintas slaptas balsavimas buvo. Ir ne tarybos sprendimo, o įstatymų buvo. Seimo įstatymas. Prieš tai tvirtintas buvo slaptas balsavimas. Taip? Po to Seimas pakeitė atvirtą balsavimą. Ir be kita ko, Mariau, tu dar nežinai, kad šiandien dienai pavaduotis. Gerai, jūs. Kad audito komiteto, drausmės ir audito komiteto pirmininkus, žinai kaip renka taryba? Slaptų balsavimų. O ministrą pirmininką renka? Nereikia ministro pirmininko rinkti. Nes ministras, dar kartą sakau, ar tu supranti, kad yra pareigybės, į kurias tu renki ir pareigybės, į kurias nerenki. Tai yra renkamos pareigybės. Seimo statute yra patvirtintos pareigybės. Tai kada tu renki į pareigas asmenį, tai yra slaptas balsavimas.
O tai kas yra Seimo pirmininkas? Slaptas balsavimas. Ne Seimo pirmininkas. Ministras pirmininkas Seimo daugumos pritarimų yra atskiras skyrius, kur parašyta, kaip tvirtinamas ministras pirmininkas ir vyriausybės programa. Tai yra atskiras aprašymas, kad tu suvoktumai, tai rakursas. Tai va, tai dabar žiūrėkit, dėl paties LRT. Tai šiandien dienai vyksta ginčas, kaip ir sakiau, yra dėl pinigų, o ne dėl pačios idėjos. Jeigu šiandien dienai nėra kalba apie žodžio laisvę, tai kaip tada atsitinka, kad praeitą ar užpraeitą ketvirtadienį LRT išplatina pranešimą, kad apriboja Žemaitaičio dalyvavimą laidose. Nu, kas čia per prikolai? Tada kyla klausimas, Monika supranta, kad prisidirbo, pirmadienį duoda jau interviu ir sako, bet ne trečiadienį, atsiprašau, tai ne aš tą priėmiau sprendimą, priėmė redaktorių grupė. Aš važiuoju jau visą savaitę, bandau ją išprovokuoti, kad jinai man atsakytų, kas tai yra redaktorių grupė. Reiškia taip, susirinko, va, kaip ir jūs čia visi, lygiai taip pat, ir kažkas turėjo pasiūlyti išriboti Žemaitaitį iš laidos. Jeigu pasiūlė ne Monika, pasiūlė Giržadas, Petras, Antanas ar Stasys, ką jie turėjo daryti? Jie turėtų man raštu atsiųsti sprendimo protokolu. Aš noriu sužinoti, kokie LRT darbuotojai, redaktoriai, kaip čia buvo įvardinta, priėmė sprendimą, kad Žemaitaičio nepriimti. Jeigu tu kiekvienas sąžininkas. Tada supranta, kad jau įsivėlė labai didelius teisinius ginčius su manim, nes LRT taryba iškart pasakė, po šito dalyko tu čiuoš lauk mergužėlę. Tada sako, žinot, sako, mes naikinam sprendimą, fiksuokitės, naikinam sprendimą ir Žemaitaitis gali dalyvauti. Aš jau savaitę prašau, pateikit man sprendimą. Pirmą, ribojantį, antrą, atribotą. Ta pačia diena sprendimas ir atšaukimas. Tai kokią savaitę jūs... Aš prašau, kad pateiktų man sprendimą. Tu matei sprendimą? Nemačiau aš jūsų. Aš matau. Ar jūs matėte sprendimą? Aš vyresnis iš tamstą 20. Ar jūs matėte sprendimą? Matei? Nematei. Niekas nematė. Kaip jūs nesuprantate? Tokie kaip institucija. Savaitę laiko jau klausia sprendimą. Savaitę laiko. Ir negauna sprendimą. Sprendimo popierius. Dabar jau reikia popierius. Man reikalingas popierius. Kas atšaukė ir kas priėmė. Ai, dabar dar reikia. Man iki to ir taip reikia, nes aš noriu sužinoti. Ar jūs suprantate? Iki šios dienos jie nepateikė sprendimo, kokiu argumentu, ko motyvuojant buvo priimtas. Mintis yra tai, kad melavimas tęsiasi jau 3 savaitės bendrai, ponas yra. Tada, ką pasako direktorė, apkaltina LRT tarybą, kad neva tai LRT taryba nori užvaldyti LRT. Aš sakau, jūs protus turite jums. LRT taryba pagal įstatymą yra aukščiausias valdymo organas. Man dabar jūs pasakykite, kas esate įmonėje, dirbat, kas pakelkite ranką, kas dirbat įmonėje. Jūs ir jūs. Abu. Ar jūs nueinat pas direktorių ir sakote, girdite, direktorių, dink lauk, nes aš dabar būsiu viršininkas. Savininkas, kas? Aš. Tai čia skirtingi dalykai. 2 skirtingi dalykai. Nu tai jau čia... Aš kėliau ranką prieš tai. Bet, Mario, tu dirbi įmonėje ar dirbi pats savo? Aš dirbu įmonėje ir turiu mažą bendrinį. Esu įsamdomas dabar. Tai va, ar tu nueini direktoriui duoti dantis ir sakai, klausykai, girdi, tu nori dabar atimti iš manęs įmonę, aš pereisiu vadovauti. Nu, čia labai organizuota, nes... Nu, bet taip yra, tai pasakyta būtų. Nespėjęs tikrai nieks yra palauk. Aš tik tai prieš tai pakomentuoti. Nu. O kodėl tiesiog dabartinė tvarka neteisė? Kam keisti visą? Kodėl dabartinė tvarka neteisė? Todėl, kad LRT tarybos nariai sako, mes norime slapto balsavimo. Ne. Todėl, bet jie atsakomybės krato. Nekratosi, priešingai. Kai prasidėjo su jais susidorojimas, pažiūrėk, ką padarė su Jonu Staseliu puolimas prasidėjo, ką pradėjo su kitais, ką pradėjo su profesorė, pradėjo universitetą. Jie jau įsigandė yra dėl savęs. Bet tai gal jie tada netinkami ir darbą išsigąsta. Juk jie viešai atstovauja viešą interesą. Jie bijo kalbėti. Net, nu, Mariau, tu tiesiog, nu, aš suprantu, kad džiazuoji, kad džiazuotumai, Aš jau nedžiazuoju, žiūrėk, yra dabar galimybė, jūs sakote, kad neįmanoma teis, yra galimybė teis, sutinkat, kad yra galimybė teis dabar dirbti. LRT taryba nenori, LRT tarybos nariai nenori balsuoti. Ne, baigit, tiesiog. Baigit, šiandien. Apie LRT, kad neturėtum temos, dėl to manipuliavimo ir melavimo. Pavyzdžiui, tamsta Facebook'e valymo paslaugos, konkursas toks ir toks už tiek kosminius pinigus. Pasirodo, kad ten 3 metams sutartis ir ten viskas gerai. Tamsta Viskas gerai. metam ir pasirodo, kad ten manipuliacija. Viskas gerai, sako. Iš jūsų priimta pastoviai. Viskas gerai, ne? Už tokią sumą 3 metam viskas gerai. O tai sakė, kad metam. Kur parašyta, kad metam? Buvo. Paskaitykit postą. Buvo. Postą paskaitykit. Dar kartą pasakau. Buvo. Dar kartą čia.
Klausimas yra labai paprastas. Pagal tiek darbų apimti, kiek tada reikia turėti valytojų, kad tau šiandien tą pastatą prižiūrėti. Tai klausimas, tegu duoda man atsakymus duoda. Dėl ribojimų, dėl draudimų. Aš daugiau nieko kito nenoriu. Klausimas. Čia ginčai šitie vyks iki begalybės turbūt nepabaigsim. Taip, aš turiu vieną tokį paprastą ir konkretų klausimą. Taip. Ir prašau atsakyti iš karto tiesiai šviesiai bei susipinėjimų. Jūsų nuomonė, ar gali žmogus, sulaužęs konstituciją, kelis kartus teistas, būti Seimo nariu? Aš tokio Seimo nario nepažįstu. Jūs nepažįstate, jūs visoju priešais mus. Du kartus teistas. Bet jau supraskite, ką reiškia teistas žmogus, tada galėsit komentuoti, nes dabar dar kvailesnis atrodo. Tai jūs neteistas. Jeigu jūs nežinote, kaip aukščiausias teismas galutiniu teismo nuosprendžiu gali paskelbti žmogus teistas ar neteistas. Tai kol nuosprendis dar nėra įsigaliojęs. Dabar Jo. leiskit man pabaigti. Nu tai dabar atsakiau tiesmukiškai. Ar atsakiau? Jūs visada sakot labai tiesmukiškai, labai gerai ir jūs vienintelis esate visur teisingas. Vienas Seime žinote viską. Visus galus. Vienintelis gali Visų galų nežinau, nes myliu moteris. visus galus Raskevičius žino. Jo, tik tai Raskevičius, Laisvės partija ir konservatoriai. Kam žinau. koks galas rūpi, tas apie tokį galą ir galvą. Šiaip tai pedofilai pas konservatorių buvo Vartaševičius, tas vaikus. Dabar taip, leiskit man pabaigti. Nereikia pas konservatorius. Nu, To aš pamėginsiu atgaminti, ką aš dar norėjau pasakyti. Ne, meluot aš nesiruošiu. Gerai, kažką mintis man užkrito, bet aš prisiminsiu. Dabar yra kita. Prieikim prie Kapčiamiesčio poligono. Jūsų pirmieji pasisakymai, kad poligono mums nereikia. Taip? taip. Taip. Ką jūs kalbate dabar? Tai mes tą patį kalbam, jeigu žinote, dar nėra jokių atsakymų. Rytoj 12 valandą. Jau jūsų nuomonė yra reikalinga. Dar kartą sakau, ar jūs girdit, ką aš sakau? 7 klausimus turi atsakyti kariuomenė, jie yra suformuota. Rytoj Robertas Kaunas koalicijoje 12 valandą pristato dalį. Nacionaliniam saugumo gynybos komitete kada pristatys? 12 valandą 28 dieną. Jūs man neatsakėte, Ketvirtadienį. jūs man neatsakėte klausimą. Aš ir dabar nesu už jį, nes aš neturiu atsakymų. Aš ir žurnalistams sakau, yra didžiausias... Visiškai neseniai Facebook'e skaitau, kad jūs jau pritarėt poligonui. Nėra, bet... Ne. Nu, nereikia. Nereikia. Tai įdomus dalykas. O gal ten teisingai, vat ponas sako, teisingai, gal ten rašo tie nesantys žmonės, kurie jūs palaiko. Gerai. Ko gero šitą. Tai Aidas yra liudininkas. Lazdijose, kai vyko susitikimas, aš 9 minutės, 37 minutės, sekundės aiškinau, dėl ko poligonai gali būti nepritarsime, nes neįspręsti tie suvardas klausimai. Iškirpo žurnalistai iš to viso interviu 37 sekundės ir paleido vieną dalyką, kad nebatuž. Gerai, kad Aidas viską nufilmavo. Aš po to jam nusičiu, sakau, nu vyrai, tai kuris dabar prie sienos lipdysitės? Nu, tu suprask, pirmybių mums čia... Ne, sakau, žiūrėk, sakau, vyru, ateis 6 minutė, aš ištrauksiu visą 9 minučių 37 sekundžių įrašą ir jį paleisiu visuomeniai, kad palygintų taip, kaip jūs melavot, sakau, mano iškarpydami rankas. Kol šiandieną kariuomenė neatsako į šitos klausimus, Seime balsų, kad būtų pritarta poligonui, aš nematau. Šiandieną yra įdomus dalykas. Kokia politinė partija labiausiai myli valstybę? Sako, man saugumas yra svarbiausias dalykas. Kuri? Ne. Konservatoriai sakė, jie blemba, jie dėl Lietuvos nusimaltų kelnes ir perbėgtų per visą Lietuvą, ne? Ne. Antra kokia politinė partija sako, Liberalų sąjūdis. Kaip keisti, ne Liberalų sąjūdis, teista politinė partija, aukščiausio teismo, stambaus kišininkavimo byla. Aš tik pirmą instanciją, gerbiamasis, į čia nepataikiai. Liberalų sąjūdis, teismas aukščiausias teisme. Tai kita ko, Mindaugas Sinkevičius irgi jūs smerkėte, kalėt prie kolo, bet aukščiausias teismas Mindaugą išteisino. O vėl čia, vėl pabijoja. Oi šitas gerais, šitas tik tokia 1000 rinks. Pasirodo savi. Nors tarp kita ko,
tos pačios sudėties aukščiausias teismas liberalų sąjūdį nuteisė, tos pačios aukščiausias teismas sudėties Mindaugą išteisė. Tai šiandien sudėkiai galutinai, bet aš atsakysiu kitą niuansą. Ką jūs kalbate? Dėl pačių va šitų poligonų ir šitų niuansų. Iš arčiau reikia. Kur yra problema? Iš arčiau. Aš paskui prisistatysiu, kad jų nereikėtų vardo ieškoti. Mums net nereikia, žinokit, mes įdedam į Facebooką medžiagą, mums patys atsiunčia žmonės. Mums nereikia vardo. Jau ant tiek technologija išveikia, kad žmonės... Tai dėl ko? Mes netiešam rankom, nesuprantam. Iš kur jūs ištraukit? Ai, dabar kas dar? Jo, matėm. Ne. Feisbuko puslapį įvarėjimas dalyvauja. Palauk, sekundėlę. Dabar dar papuolė. Prisiminkim Čiurlionio meno mokyklą. Yra nukirtas, sekundėlę. Va, Ignotas puikiai žino, kai buvo duotas interviu, apie tai nebuvo kalba. Bet įdomiausia, kur? Varėnoje yra nukirtos paskutinės 15 sekundžių. Aš jas visas turiu, nes visus susitikimus mes filmuojame. Ir tada, kai prokuroras sako, tai kaip buvo, ko gerbiamas prokurorė, o jūs pažiūrėkit visą įrašą. Oho, sako. Iškirpo. Taip kaip Panevėžinė, va tai, kad sako, pikisuotai kažkas mušė. Kur prie jo rankų niekas net nekišo. Tai gerai, kad aš buvau įsakęs iš karto 5 kampais filmavimą visą statyti, nes faktas, sakau, kad bus provokacijos, bus muštynės. Ir 5 kampas rodo, kaip jisai duoda žmogui į veidą ir išveda apsauga, todėl, kad jisai žmogų sumušė. O kaip jūs stumdomės? Aš nesu. Nu kaip ne, nu baig. Kas puolė? Yra fiziškai... Yra Bet aš nemačiau. Yra įrašas. Bet ar jūs paviešinate ar nereikia? Taip, paviešintas yra. Paviešintas? Taip. Nemačiau. Tas žmogus žodžiu trenkia. Taip, žmogus atsisuka ir va tai trenkia tam kitam. Ir tada nuo jo geriau. Ir apsauga ir tas kitas žmogus gina jį ir išveda. Kaip, buvo, viskas, YouTube yra. Nemačiau, aš tik norėjau Panevėžėte kažkas. Nes viskas labai, suprantat, Ne dėl ko. labai maišoma. Todėl nemaišoma, todėl kad skirtingas. Tai viskas, klausimą noriu. Paprastai grįžtant prie konstitucijos, ar palaikytumėte pataisas, kad konstitucija pažeidęs asmuo daugiau nebegalėtų būti renkamas į valdžios postus? Sekundėlė. Labai geras klausimas. Bet kai užduodate klausimą, būtų gerai, kad neskaitytumėt kito žmogaus klausimą, o pati užduodat klausimą. Tai jūsų klausimas, bet telefonė skaitot. Nu jau nebejokit žmonių, jau kad žmogus nemokėtų jaunas žmogus atsakyti. Vat aš sakiau, kur man iškrito vienas klausimas šitą visas diskusijas mūsų. Klausimas yra klausimas. Labai greitai išėjote iš Seimo, atsiėmėt mandatą, taip, kadangi mūsų įstatymai leidžia tą daryti. Ir už pusės metų, ar tiek ten vėl Seimo rinkimai, jūs vėl laisvai einate kandidatuoti į Seimo narius. Nu, jūs nešnekėkit, o kalbėkit garsiai. Ar aš sakau netiesą ar tiesą? Jūs tiesiog radot spragą, kaip pasielgti, kad jums nebūtų pareikšta apkalta, kad jūs būtumėt kaip ir švaresnis. Kokia švaresnis? Jeigu tu matai politinis susidorojimas. O ką čia padarė, ką žydai? Tauta sprendžia, tauta nurenka, viskas, ką aš kaltas. Žmonės išrinko. Žmonės renka, nieko nepadarysi. Taip, aš žinau šitą, kad žmonės renka. Viskas, tauta yra aukščiau mūsų galios. Ačiū Dievui, kada nesprendžia, kokie tai dėdės Dabar aš atsisėdė. pasakysiu dar vieną, man jau įsitikinti, kada yra kiti reikalai. Mano nuomonė, aš sakau, grinai jums sakau šitą dalyką ir taikau jums. Iš tikrųjų jums ant šitų visų žmonių, kurie jūs palaiko, sakysiu tai paprastai, yra nusišviesti. Kaip ir konservatoriai man. Kadangi jūs klojate savo kelią į Seimą, galbūt į prezidentus, to tokiom kalbom, taip, jūsų kalbos yra, jeigu negalvotų žmogus, jūsų kalbos yra labai gražiai. Kalbat jūs labai gražiai. Bet jeigu pasigilinti toliau, nu, yra taip kaip yra. Ir visi mato. Klausimas, Tai ne klausimas, aš tik tai sakau, ką aš galvoju apie jūs ir kaip jūs einate į tai. Ar aš negaliu išreikšti? Tai kad viskas gerai, galvoju, jie su prieš, šaunuolis, viskas eikite. Su tą mintim ir gyvenkite. O ko jūs dabar čia taip putuojate? Tai aš su tą mintim ir gyvenkite, tai sakau, aš džiaugiuosi, kad vis ryte keliate su Žemaitaičiu, vakare gulite su Žemaitaičiu, naktį guli prieš žmonės, galvoji Žemaitaičiu. Oi, ne, jūs per daug tėvos nuomonės. Tu kad dabar žmonės, kai galvoji, nu.
Tai, Aš išeisiu tada, kai man reikia. tai ponas atsakymas. Ponas, aš atsakysiu paprastas, trumpai labai, žinai, nes man patinka pačios klausimai. Gerai, klausimai, geriau kampų, rakursų, nematė tikrai gerai viskas yra. Tai, kad suvoktum vieną dalyką. Suvoktumėme, mes visi. Suvoktumėme. Aš toks ir toks. Prašau priimti mane į komjaunimo gretas, komjaunuolių gretas. Duodus pažadus, pažadu vykdyti. 1954 metais, vasario 22 diena. Kas toksai šūdžius pasirašė po tokį prašymą? Vytautas Landsbergis. Kaip gali žmonės prašyti ir jį rinkti, jeigu jisai jau tais laikais, 54 metais, jis prašėsi į komjaunuolio gretas? Kaip gali žmonės balsuoti už Vytautą Landsbergį, kuris jau tuo metu tyčiojasi iš mūsų? Suprantate mintis kokia yra? Tai prisitaikykite ir savo, mėly bičiuliai. Nėra nei vieno švento, nei vieno nėra gero, visi esame blogiau, geresni. Tai kaip norima asmeniškai kritikuoti, jūs kritikuokit, bet aš ausiu to pačiu lygiu. Kai man aiškina, kad aš esu prieš valstybę, bet žmogus, kuris kritikavo Lietuvos stojimą Europos Sąjungą, kuris organizavo piketus, kuris išpažino fašizmą, nacizmą, kuris sakė, kad Hitleris yra vos negeras nacionalistinis dalykas. Šiandien yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Ar jūs gal pamiršote? Aš tuo metu dirbau pas Zenoną Vaigausko vyriausiųjų rinkimų komisijai ir aš buvau tas žmogus atsakingas su amžinatilsį Varka. Jėzus strigo dabar staigiai, paskiau su jūsų Birutė, bet iš jūsų rajono buvo, mes buvom atsakingi iš Europos Sąjungos Virbilaitė, už jūsų užstojimo į Europos Sąjungą. Laurynas Kasčiūnas buvo Murzos dešinioji ranka. Buvo. Tai vat, ar pats pagauni mintį, kad tu smerdamas kitą, tu nepasižiūri į savo dievaičius, kaip tavo dievaičiai gyvena. Ir Kasčiūnas dievaitis. Jau aiškiai galima suprasti. Tai dabar man atsakykit paprastą tada dalyką. Tai kaip gali save gerbėtis konservatorius būti toj partijai, kur lyderis buvo prieš Europos Sąjungą, buvo nacistas, nacionalizmą išpažino, sėdėjo su Murza dešiniaja ranka. Kur jūsų moralė, aš sakau, konservatorių partijos nariai? Ar jūs matot, ką darys? Niekada moralus. Aš irgi nesu, bet aš nemoralizuoju ir nesikišu jų reikalus. Niekada nežiūrėjau. Pradedu moralizuoti tada, kada pradeda man nurodinėti, kaip aš turiu gyventi. Sakau, jūs į save pasižiūrėkit, ką jūs darote. Ne Nemuno aušra, pripažinta Seimo 2007 metais, balandžio 27 yra Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratai, pripažinta Seimo nutarimu turinčių ryšių su teroristinėm organizacijom. Man parodykit kitą nors vieną Lietuvos politinę partiją, kuri Seimo nutarimu būtų pripažinta. Ar jūs parodykit man nors kitos politinės partijos narį, kad konservatorius būtų pripažintas, išdavęs Lietuvą, bendradarbiavęs su Rusija dabar. Vienintelis Šiaulių konservatorių partijos narys. Tai apie... Tai jūs nemoralizuok, ponas, aš prašau. Nu tai kam tu moralizuoji? Nemoralizuok. Nemoralizuok. Kas? Man patinka. Aš žinai, koks man nepatinka. Man per jūsų tos visus moralus, jūs tą Lietuvą taip daužote į visų pusių. Ir to vieningumo net nėra. Kiekvienas... Aš dirbu su savo rinkėjais, jūs dirbkite su savo rinkėjais, Petras dirbu su savo rinkėjais. Ir šiandien dienai dėl Poligano Kapčiamiesčio. Kokie politikai važiavo pa žmonės, važiuoja pa žmonės ir kalbasi dėl Kapčiamiesčio? Važiuoja Durnius Žemaitaitis ir Gitanas Nausėda. Daugiau nevažiuoja. Kuris važiuoja? Sutinki? Ne, aš sutinku su tuo. Taip, reikėjo pradžiai kalbėti su žmonėmis, viskas teisingai. Ir būtų viskas gerai. Žmonės būtų gerai. Bet, kada atsiranda dar vienas lyderis, kuris pradeda aiškinti, kad nereikia čia to, tada pradeda važiuoti masė žmonių, kurie, aš nežinau, turbūt net nėra Lietuvos patriotai. Jie nežino, ko ten važiuoja. Gerai. Nežino, kokie. Dar man patinka. Kas yra Lietuvos patriotas? Va, toks klausimas. Sausio 13 aš kaip tik naktį paskidau iš Vengrijos. Apie savo šitas nezabūtkės pasakų nepasakų. Kaip ne? Ir aplamai. Kas yra nezabūtkė? Mes esame Lietuvoje. O jūsų šitoj kalboj kiek yra Šedrytė, o kas yra dar blogai? kažkas. Žargonas. Jeigu būna, o ką politikai draudžiama žargoną turėti? Jūs nebejuokaukit? Atsiprašau, jūs neatsakėte klausimą. Net nesiruošiu ne žmogaus klausimas, o surašytas jai klausimas. Klausimas yra klausimas. Bet dabar atsakymas į klausimą. Nuleiskit, aš pasakysiu. Tai aš atsakiau jau tam klausimui.
Mano atsakymas yra, jeigu netinka, tai netinka. Dabar atsakymas dėl sausio 13. Pažiūrėkit, ką nešiojo signatarai. Skaičiau, žinau, mačiau, aš ten buvau, jūsų ten nebuvo. Kur? Sausio 13. Šių dabar minėjimai. Kokie minėjimai? Kaip ir dar kažkas. Šių šiais metais. Tai kaip aš tau galėjau būti 20 metais? Tai, labai gerai. Kadangi pats sakai sausio 13 baigė. Ar sausio 13 buvo Nezabucko rankose ar kitas simbolis? Nebuvo. Kaip tai gal būti, tam, kad prisimint sausio 13. Gerai, kas yra sausio 13? Vėliau atsirado. Dėl to, kad prisimint sausio 13. Patinka man. Kas sausio 13 prekinio ženklo savininkas? Zana Grybauskaitė. Ne. Monika Navickienė, buvusi konservatorė, kuri yra ministrė. Nenukrypo. Jūs sakėte, kodėl sausio 13 nebuvo, nes sausio 13 prisimint kita. Beviltiškai, klausimų duok. Beviltiškai. Nu, jeigu klausim, nes aš jau turiu liekti. Rūpi mūsų ateitis, ir tai užduoda klausimą. Nors ir iš telefono žmogus susirašė, kad nesusijaudintų ir nesuklystų, jis nesugebat atsakyti. Deja, atsakysiu. Gal galite išklausyti, nes jeigu nori diskutuoti, nereikia vienas kitą išgirsti. Informacija. Ačiū, kad išklausot. Ačiū. Ir nenorit atsakyti, nes jūsų reputaciją gadina. Tai gal galite atsakyti jauno žmogus klausimą, kuris eisi. Traktuokime, kad jaunas žmogus nori tikėti, kad jisai užsirašė klausimą pati ir neužrašė kažkas ir jai neatsiuntė to klausimo arba nepadiktavo. Tai yra labai svarbu. Tai labai reiškia, to čia kad nereiškia pabaigti. Tai ar dėl konstitucijos sulaužimo. Jie taip jau yra suformuota. Ir Europos žmogaus teismo yra jo praktika Lietuvoje, kurie yra pasakyta, kad valstybė negali netaikyti, tiksliau, neturi teisės taikyti neproporcingo sprendimo, kuris realiai pažeistų žmogaus teisę. Turi būti nustatytas tam tikras terminas, per kurį žmogus atlikęs bausmę, jam suteikiama teisė būti kandidatu. Lietuvos Respublikos konstitucija yra numatyta 10 metų terminas. Po 10 metų jisai gali praeiti. Tai yra tautos teisė išrinkti. Tai tauta sprendžia, tauta ir priima sprendimus. Ačiū labai iš klausimą. Jeigu žmogus pats tą padarė, apie nepotizmą paklausiu. Nes labai pavyzdžiui, kažkas įdarbino kažką, šitų partijos tikina, kad žinom Minuoto pavyzdžiui, žinom dabar Povičiaus patarėjai, neįsilavinę žmonės, netinkantis pareigom. Akivaizdus nepotizmas. Gerai. Nu, patinka man tas klausimas, nerealus. Kokioj politiniai partijai daugiausia yra nepotizmas? Konservatoriai. Aš priminsiu jums. Jūs kalbate apie kitus, bet patys elgitės. Aš ir pasakysiu, kad reikia. Čia yra politinė pasitikėjimo, kad suplokime vieną kartą galų gale. Tai yra ne valstybės tarnautojai. Supraskite, yra politinio pasitikėjimo. Kas buvo Liucija Laima Andrikienė? Kieno ministrė? Europos reikalų. O kas buvo jos vyras vidaus reikalų? Vidmantas Žemelis. O kas buvo jų brolis? Jos brolis. Galdikas, sveikatos apsaugos ministras. Kaip čia tai pas jūs nutinka? Dieve tu mano, senelis anūkai perduoda partiją ir stebuklingų būdų visi laimi. Baikit jūs cirkus, yra politika, aš niekada nekritikavau ir nekritikuoju, jeigu yra politiniai postai. Jeigu yra politinio pasitikėjimo, yra patarėjai, yra viceministrai, tai yra tai, kas yra politinė komanda. Ėjo į rinkimus, rinkimuose jie laimėjo ir jie turi teisę statytis politinio pasitikėjimo pareigas turinčius žmonės. Baikit jūs tais nepotizmais. Dėl pas juos tuo metu pinigų daugiau buvo? Ne dėl to, kas yra baisiausia, jie galvoja, kad aš atminties neturiu, bet mano nelaimė, tokia sakau, nuo 2000 metų aš tame sėdžiu ir aš turiu tiek archyvų susikaupęs, sprendimukus ir visus kitus. Tai nepotizmas, kur yra su politiniu pasitikėjimu, jis nėra nepotizmas. Nepotizmas atsiranda tada, kada tu naudodamasis valstybės tarnybą įstatai į darbą kažką tai. Ministro patarėjas, viceministras yra politinis, tai yra politinė komanda, kurie ėjo visi kartu. Deja, taip yra įstatymas. Prisiminkite lygiai paprastą dalyką. Savo laikų buvo ministerijos kas? Sekretoriai. Pamenat buvo. Tada Jurgis Razma, kaip kancleris, sako, beros, kad Jurgis Razma, jeigu aš gerai prisimenu, sako, kur naikinam ministerijos sekretorius, darom viceministrus, darom kanclerius, kad jie būtų kokie politinė pasitikėjimai. Nes atėjęs naujas ministras, jis atsiveda ką? Savo politinę komandą.
Viskas, nu taip yra. Taip sudėliota konstrukcija. Pasikeisime mes įstatymo nuostatą, kad nebėra politinio pasikeimų, viskas yra tvarkoje. Tai lygiai taip pat Seimo narys tapo, tai ką Seimo narys nebegali prisimti politinio pasikeimo komandos, kur dirbo? Šeimos nariai. Politinio pasikeimo, nes politinės... Taip, nu jie yra iš tos pačios, nu nieko tu nepadarysi. Ne, tai aš nieko, aš Nu, čia... Visi, paklausė jūsų žodės, tai jūs, tai viskas tvarkoje. aš nesu už, aš esu kad specialistas, kvalifikuotas dirbti. Bet ten nėra uždėsmas. Pas ką nėra? Apie ko tu kalbi? Roberto brolis, jis yra atsakingas už finansus, nes Žemės ūkio ministerijoje mes turim problemą didžiausią su finansais. Jis neturi aukštą išsilavinimą. Kaip neturi? Internete aš jo neradau. Nu gal pažiūrėkite dar kartą. Baigite žmogų žemę. Jau du atsiprašyti. Turi aukštą išsilavinimą. Taip, turi lygiai taip pat aukštai. Jau atsiprašė. Ir žurnalistai atsiprašinėjo po tų reikalų. Jau vieną kartą prisidirbo. Skambina, oi atsiprašau, Remigijau. Tai gerai, didelis ačiū Jums, kad atkeliavot. Ačiū Jums, Aišku. Taip. Vieną dalyką pasakė blogai, LRT kultūra tokio kanalo nėra visai, yra LRT Plus. Nu, Čia smulkina. Ir dar vienas aš jį dalykas, vadinu LRT kultūra teko pačiam nusifilmuoti vieną lepą. Taip. Taip. Ir dar vienas lepsas skrydis į Niujorką. Taip. Ir kas tam buvo? Ponas Ignatas irgi populiai vieną lepsą. Tai jau tyrimai. Taip. Kaip atsitiko, kad atrodo, kvietingi, taip pasimauna ten tokia... Todėl, kad dirba komanda, mes, kad žinotume viršininkai, kad supratome vieną dalyką, mes net neturim laiko, pavyzdžiui, šiandien dieną aš dabar su Jumis kalbuosi, pas manęs va, komanda derina be proto daug susitikimų. Tu net neprikiš rankų, tau pasako, tą dieną ten turi būti, ryte ten turi būti, susitinki su tuo, klausimas koks, ministerija tokie klausimai, pasiruoškit tą. Mes net neįmanoma fiziškai, tu net neįsivaizduoji. Lygiai taip pat kaip Nausėda, ne? Nupuolė su fotografavimu. Taigi Nausėda nežino, kas nori fotografuoti irgi. O tu, aš žinau, su kuo fotografuojas. Ateina, ar galima, žinai. Nausėda su to berniuku, Nausėdienė su to kontrabandininku. Nebeturi viskas, kada laiko, viskas Labai baigta. trumpai. Vadinasi, jūsų komanda dirbo blogai. Tai ir Nausėdos komanda dirba, ir Šimonytės komanda dirba, visi dirba. Nausėdos, koks skirtumas? Visi mes padarom klaidų. Blogai dirba. Ar girdi ponas? Visi dirbame, klaidas darome, nes neįmanoma susėti. Nu, pažiūrėjau, tu man aš ten fotografuoju, ne? Ir išaiškėjo, kad tu praeitį buvai kažkoks didelis kontrabandininkas. Aiškiai, tavęs nežinau. Nu, bet pagraiminti kaip yra. Tai tada kuriam buvo problema? Man malonu. Man. Ne, nežiūrėk. Dėl ko?